Žinot, žmonės pasijunta kartais labai išsekę, lyg tai batareika nusėdus būtų. Jaučiasi labai silpnai, blogai. Jie galvoja, kad jiem padės atostogos prie jūros ar geras išsimiegojimas. Ne visada tai padeda. Žinot, žmogui reikia visų cheminių medžiagų, kur jam duoda stiprumą. Jo kūnas funkcionuoja, jeigu viskas subalansuota. Daugiausiai visa šita sistema prastai dirba organizmo, jeigu trūksta geležies. Vyram būna trūksta testosteronų. Žinot, pasidarykit tyrimą, jis mokamas, bet nėra taip baisiai. Jeigu labai silpna, jeigu neturit jėgų, apatija, esat tokiam duobėj, dugne emociniam, pasidarykit. Geležies tyrimą irgi reikėtų tada būtinai pasidaryti. Kraujų priduodant, paprašykit, kad padarytų šitą arba iš vis bendrą tyrimą. Žinot, kad reikalauti iš ligonių kasų galit kartą metuose, kad jums darytų pilną kraujo tyrimą, absoliučiai pilną. Tai apmoka ligonių kasos ir jums priklauso šitas tyrimas. Jeigu naudojat medžiagas, jums išrašys, kad reikia gerti, ten priimti preparatus geležies, jūs juos naudosit, kol naudosit šiek tiek atsigausit, po to vėl neužilgo grįš visos problemos. Dėl to, kad geležis neįsisavina be kitų medžiagų. Geležies įsisavinimas labai priklauso nuo varių kiekių. Tyrimuose pabrėžkit, kad ir šitą pažiūrėtų būtinai, kiekį jūsų kraujyje varių. Varį įsisavina organizmas paprasčiausiai naudojant, aš pati naudoju šaukštelius, šaukštus varinius, stalo įrankius, galima ir indus naudoti, ir galima nešiot apyrankes, jos labai padėtų jūsų šitai problemai spręsti. Vyram ir moterim yra labai gana elegantiškos, dailios ir tikrai nesugadins jūsų įvaizdžio. Prisižiūrėkit save, jeigu jausitės išsekę, nors vasara, vitaminai, viskas ir vis tiek jums negerai, darykitės kraujo tyrimus ir šitą naudokit.